Myliu save LT. Kas tai per reikalas? Kas tai per platforma? Aš tai pavadinau tiltai sąmoningumo link. Tai reiškia žmonėm, kurie nori tas saviugda į tai įeina sąmoningumas, tai įeina aiškumas, išsigryninimas ir tie, kurie padeda to pasiekti, ar tai būtų asmeninėse reikaluose, ar tai būtų versle, ar tai būtų profesinėse, kuriuose nėra tiesiog just business, na kaip sakau, kokį nors sienų tinkavimo paslaugų nebus šitame projekte. Apie ką jisai? O čia yra, kad žmogus galėtų išsigryninti savo vertybės, galėtų suprast, ką jis daro, kam jisai tinkamas. Pavyzdžiui, minimum talentų testus atlikinėti. Ir žmonės, kurie gali padėti išsigryninti, ką jis galėtų nuveikti. Potencialą savo išryškinti, ne? Balso lavinimą. Jo. Tai jo, gal net kitaip, išsigryninti savo potencialą ir jį atskleisti. Ir įvairios praktikos, paslaugos, renginiai, produktai, kurie tai padėtų. Netgi tie patys smilkalai ten ar kažkokie tai susijusi produktai. Atributika, kurie, pavyzdžiui, šiek čia prisikabinės, pavyzdžiui, Radrakšą dėviu. Irgi, aš sakykime, esu praktikas, logikas, bet jeigu tai man kažkuo padės, kažkokiu tai minčių kryptį pakeisti, aš tam leidžiu. Padeda, okei, važiuojam. Bet kad jį gaut, aš pradžiui turiu kažkur iš kažkur. Patirtį gauti. Sudalyvauti patirtį, žinių. Iš viso, kad ant kaklo kabėtų daiktas, jis turi kažkokią kelionę praeiti. Tai mano tikslas, kad šitoj platformai žmogus galėtų gauti visą kelionę nuo produktų iki paslaugų, kad jis galėtų būti geriausia savęs versija ir kitiem padėti. Wow, kaip gerai skamba. O ekspertai ateina ir registruojasi, tie ekspertai yra kas? Kokie tai yra paslaugų tiekėjai? Nefiltruoju. Tikslas, kurie pateks į Myliu save ne just business. Psichologas, gali būti? Psichologas, coacheris, retrytas, vedlys, gali būti jogos treneris, masažuotojas, kuris ne šiaip kad atlieka spa masažą, bet jisai lenda žmogui į dušę. Holistinis masažas. Holistinis priėjimas, taip, tai yra ajurveda, muzikos prodiuseris, mokytojas, kuris moko produsuoti savo muziką, moko kurti žmonės, pavyzdžiui, muziką pradėti. Padėti žmogui atsiskleisti. Čia yra minkštųjų dalykų platforma. Taip, ir tikslas, kad padėti ir tiem išsigryninti žmonėm, ką jie čia galėtų, kaip save pristatyti, jeigu jie nepasidarė namų darbų struktūra. Ir tų pačių žmonėm filtras, kaip jie galėtų tas paslaugas prekes surasti. Dabar mano didžiausias yra iššūkis, kaip tą filtrą suprogramuoti, sukoordinuoti. Tai būtent padėti save prezentuoti, tai yra apie paslaugų tiekėjus, taip? Taip. Tai čia yra kaip rinkodaros dalis? Taip, čia yra įrankis. Taip, tai yra platforma. Tai jūs padedat dar padaryti tą visą tvarką galvoje? Taip. Ir tą chaosą privesti prie struktūros ir kad tu galėtum save prezentuoti tinkamai, žinot apie ką tu, kodėl tu tai darai ir kuo tu išsiskiri iš kitų. Platforma ir yra struktūra. Aš kadangi ateinu su 20 metų verslo patirtim, aš kitaip nemoku, pas mane yra viskas struktūruota. 20 metų versle? Taip. Tai aš esu nuo paslaugų iki gamybos, visą spektrą paėmęs. Ką tu darai dar? Papasakok. Žinių gamyba, baldų prekyba, video marketingo paslaugos. Ten buvo, o praeitį tai buvo labai platus spektras. Daug išsibandėjai visko. Teko. Kodėl myliu save? Iš kur ta idėja? Kodėl myliu save čia iš vis? Aš sakyčiau, labai rizikingas pavadinimas, ypač versle. Nebent tai yra jo išgryninta niša. Bet myliu čia yra save. Tik brandas. Man patiko šitas žodis, kuris po savim turi labai didelę gilią prasmę. Jeigu ją pasigilins, jeigu paviršutiniškai, tai du neaiškų žodžiai, kurie meilė iš viso, kai kuriem yra žodis tabu. Netgi, kai atsimenu vieną tokį labai žymų Lietuvos žmogų pakviečiau ir pasakiau pavadinimą laidos Myliu save, tai ten vos mane nepasiuntė toli. Tiksliau, pasiuntė tik tais labai kultūringai. Kultūringai kaip verslo pasaulyje, ne? Jo, bet tenais buvo tokie žodžiai paminėti, kaip tenais vos ne komunistas ir panašiai. Na, žodžiu. Komunistas? Jo, ir nes čia yra, sako, čia visiškas bušitas, tai sąmoningumo reikalai yra nesąmonė. Tai ir reiškia, atsifiltravo, kad toks žmogus neturi patekti.
O vat, pavyzdžiui, daug kam myliu save, tai nueiti į spa ir pasidaryti kokį nors šventinį makiažą ir nueiti į miestą. Tai būnė dovanų kuponas į spa galės atsirasti ir šitam reikalė. Gali būti ir tokia. Bet tas spa vėlgi turės būti ne tas mainstreaminis, o pavyzdžiui su kažkokia dvasinė praktika. Su dvasinė praktika. Man patinka dvasinės praktikos terminas, nes jisai padeda žmogui šiek tiek daugiau pamatyti apart ir tą savo fizinį tam malonumą kažkokį tais patirti. O vat grožio meistrai, pavyzdžiui, jie gali ateiti? Bet čia jau bus filtras, man bus sunku atpažinti, kas tokie. Jie jau turės įtikint, kad jie ne šiaip nagus lakuoja ar ten vizažą daro, o yra kažkas daugiau. Nes aš nenoriu konkuruoti su grožio platformom. Jau yra jos. Yra jos, kur žmogus gali surasti savo meistrį, kur bus reitingavimas meistrų, ten komentarai panašiai. Pas mane to nebus. Ne. O reitingavimas bus koks nors pas tave? Kol kas to vengiu, nes tai yra jau čia kaip ir kas aktyvesnis ir paprašys kažkur kažkam paspausti ir tokiu būdu dirbtinai bus iškeltas. Tai aš kol kas apie reitingavimą nesvarstau. Komentaras galbūt atsiras kaip forma, bet vėlgi stebėsim, kad nebūtų, nes sąmoningumo temai galima labai prisitraukti tų vadinamų marozų ar ten žmonių, kurie yra gyvenime nelaimingi, bet bandant kažko atsigroti. Ir paskui filtravimo kaštai bus dideli. Infočigonai jūs. Tebūnė. Tai tiesiog, kad administravimo kaštų neiškelt, aš tiesiog labai pragmatiškai žiūrėsiu, dėl to komentarus galbūt, kad jie bus iš karto net neaktyvus. O atsiliepimus gali žmonės palikti, pavyzdžiui, užsisakę, kad... Nemanau, kad ir tai irgi eisiu, nes tai vėlgi yra labai... Tai gali virsti skundais, gali būti virsti aikčiojimas. Ir vėl kur tada tas viduriukas, ar tikrai to reikia. Tai aš labiau matyčiau, kad jeigu yra nusiskundimai, kad tie nusiskundimai mane pasiektų ir platformai nebūtų tie, kam neturi būti. O kaip tu tikrinsi kokybę? Nu, pavyzdžiui... Nepatikrinsi. Laikas. Aš tikiu, kad yra tas rinkos dėsningumai ir rinkas savireguliacija jinai visą laiką veikia. Jeigu žmogus kažką daro netinkamai, aš skatinsiu klientus, kadangi pinigų srautas eis per platformą, kad jie duotų grįžtamą ryšį, bet jisai būtų neviešas. Kad nebūtų menkinimo arba nebūtų to botago principo. Jo, ir jeigu yra kas neturi būti, jo, kad nebūtų. Kokiem žmonėm netinka šitą platformą? Kurie nesilaiko žodžio, kurie dar nėra apsisprendę. Ką daro? Jo, ką daro, ar norėtų, ar čia tik tai pabandysiu. Ne, bet bandytojų aš nenoriu. Nu, toks jau tikrai apsisprendęs, žinantis savo kelią gyvenime ir žinantis, kur tu ateini ir kam tu ateini. Nes jeigu žmogus mokės pinigus, jis dės savo dalį ant stalo, tai turi būti labai aiški dalis. Ir jeigu namų darbai nepadaryti, tada sorry. Jeigu aš galiu padėti tos namų darbus, gal jam reikia pagalbą. Tvarkoj, tai tam yra platforma, bet jeigu to nepakanka, pavyzdžiui, kai būna, aš jau nejaučiu, kad šiandien darysiu užsiėmimą, nors žmonės jau renkasi, viskas, tas žmogus gaus geltoną kortelę, paskui gaus raudoną, viso gero. Erdvė yra, jau užsakymai yra, o aš šiandien nelabai galiu. Turi būti konkretumas. Aš už konkretumas. Sąmoningumas jisai turi būti minimum kaip parduodamas, taip ir turi būti kaip ir normalus produktas, jisai turėti savo labai aiškias gairės ir... O komunikacija, pavyzdžiui, kaip vyksta, tarkim, aš turiu kažkokią ekstra situaciją, aš surengiau mokymus, jau klientai išsipirko visus bilietus ir aš, tarkim, negaliu tą dieną. Man kažkoks labai svarbus dalykas nutiko. Kaip komunikuoti su jumis, su platforma? Tai čia platforma ir kas sprendžia šitą? Tai čia ir yra, kad platforma turi vėlgi kontaktų bazę, kadangi buvo atlikti pardavimai. Tada yra galimybė komunikuoti ir visą tą... Tai yra trečia šalis. Tai jūs kaip trečia šalis padedate išspręsti? Man patinka formatas trečios šalies, kaip tas pats Amazonas, ką jis daro. Jis niekada nekomunikuos pardavėjas ten kažkokio konflikto. Komunikuos Amazono žmonės, nes jie stebi kokybę, kad jie daro savo vidinius filtravimus ir reitingavimus. Tie namų darbai, tu turi žinoti tiksliai savo auditoriją? Nebūtinai. Nes jinai gali keistis. Mano tikslas yra, kad būtų labai aišku, ką žmogus daro, kokią jis kūrė vertę. Tu žinai, ką darai. Minimum, kokios formuluotės gims, galima bus koreguotos pasiūlymus. Savarankiškai to nebus galima. Tai reiškia, turės būti administravimas iš platformos pusės, kad, su priežiūra, kaip aš pavadinčiau. Tai aš pateikiu savo versiją, pirminę versiją, jūs tikrinat ir sakau, žiūrėk,
tau rašau asmeniškai. Dariau, aš kažkaip nelabai dar jaučiu, kad čia gerai skamba ir padėk man realiai išgrynintą mintį, ne? Kas aš ten, ką aš darau tiksliai, į ką tai nukreipta, ar kažkaip paslaugą savo konkretizuotą. Tai atsiras dar viena paslauga paraleliui, kad jeigu žmogui reikės viso to marketinginio paketo, aš to dabar nesiruošiu daryti greitų metų, bet ties yra numatyta, kad kaip ir mokymų kūrimas, taip ir to viso išgryninimo reikalas. Tai aš dėl to matyčiau tokį kaip gal netgi greičiau mastermindą paleist grupę, kad tokiem žmonėm grupiai išsigrynint ir gauti grįžtamą į ryšį ir tada komunikuoti. Aš tai matyčiau. Čia gal netgi mastermindo rengėjam būtų terpė ir klientų susirast per šitą platformą ir jiem padėti išsigrynint. Super. Ir tiem patiem vedliam ir tiem patiem gal žmonėm, sakykime, nebūtinai patenkančiam į mylių save formatą, galbūt kitom veiklom, bet iš esmės, kad aš tikiu mastermindo principu, pats metai laiko esu buvęs tokiai grupiai, buvo bandomasis triušis pas Valikoninę. Puikiai žinau, kad tai yra veiksminga, aš pats tą taikau savo veiklose, tai aš manau, kad labai būtų geras įrankis ir čia. Čia kaip bendruomenės, kad atsirastų bendruomenė. Po šito pavadinimu, kuris yra pakankamai, manau, geras, kaip brandas, vadinkim, šitam konceptui. Tai ekspertas ateina dar iki galo neišsigryninęs ir mastermindo, sakykime, sesija padeda jam tiksliai save pozicionuoti, tai yra tarpinis žingsnis. Minimum pozicionuoti. Plius suprast, kas jo galimas klientas, pasidaryti namų darbus, nes yra žmonės, kurie eina mastermindus, bet nieko nedaro. Tiesiog fun. Pramoga. Tai myliu save tokie žmonės. Pavaibinti. Neturi patekti. Okay. Tai yra rimtas nusiteikimas. Tai yra, nes jeigu aš dedu savo reputaciją ant stalo, visur aš matomas veidas, tai iš esmės, jeigu kažkas nepatikimas atsiras platformai, tas šleifas teks ir man. Aš to nenoriu, aš saugau savo reputaciją, man jinai svarbi. O kokiais būdais platforma dar reklamuos save, kaip jūs ją socinkluose? Soctinklai, paskui matysis pagal pinigų kiekį, tai gal ir tos pačios jau kitos išorinės reklamos, kurios yra gerokai brangesnės. Aišku, gal vėl interviu formatas ar ten televizijas, radijas, vėlgi. Kuo bus daugiau judesio, tuo bus daugiau dėmesio, tuo vėl visi iš to išloš. Mano tikslas, kad visi dalyvaujantis šitame reikale išloštų. Tai net čia lošti, gal net tas žodis, turėtų vertės. Ir būtų visur adekvatų sąžiningi mainai. Dėl to šita organizacija yra vieša įstaiga, ne UABas, ne mažoji bendrija. Čia viešoji įstaiga. Taip, tam, kad galima būtų tos pinigus vėlgi perskirstyti geriem darbam. Aš savo verslo pinigus uždirbsiu kitaip. Ar užsiregistruosi? Neabejotinai. Kodėl? Todėl, kad man dabar viskas aišku. Aš žinau, kad aš turėsiu išsigrynint save, ką aš prezentuoju, kokias savo paslaugas, apie ką aš esu. Dar prieš registruojantis labai Dar prieš registruojantis aš viską pasidaryti namų darbą. Pasitikrinu, aš jį jau darau, aš tiesiog viską susidėlioju ir einu į platformą, aiškiai save pateikiu ir laukiu interviu su tavim apie mane. Jeigu norit patekti į Myliu save platformą, turit savo produktą, paslaugą, erdvę arba organizuojat renginį, mastermindas galėtų gauti, aš norėčiau išskirti ir tie, kurie daro tas grupės sujungiant žmonės, tai va, registruokitės myliusave.lt. Ačiū tau. Reikia kažkaip tą galą padaryti. Davai. Viskas gerai. Gerai? Jo, čia atsiras logotipas ir viskas.